O kas dabar tuos tiltus man nuties, lygi tavęs, lygi nakties. Ir kas dabar tais tiltais vėl nuves, lygi tavęs pro žvaigždes. O kas dabar bus tyra ir kilnu, lyg sniegynai ant kalnų. Ir kas dabar sakys tebesu, tava šviesa tarp debesų. Gerbiamas eurokomisarė, gerbiami Seimo nariai, kolegos merai, svečiai, bendruomenė. Šiandien minim bendruomenės ypatingą dieną, draugystės ir vienybės dieną. Tai Ukmergės 691 gimtadienį. Ukmergė – geriausias ir gražiausias miestas, kuriame gera gyventi. Ukmergėje žmonės randa tarpusavio ryšį, meilę, draugystę. Tad noriu padėkoti visiems ir kiekvienam už darbą, už indėlį, už Ukmergės garsinimą. Tad linkiu visiems gražios šventės, gražių akimirkų, būkit sveiki, būkit laimingi ir aišku taikos padangės. Su gimtadieniu visi, su gimtadieniu Ukmergė. Ačiū. Ačiū gerbiamam merui. Kviečiu Ukmergės rajono savivaldybės merą Darių Varną ir administracijos direktorę Ingą Pračkailę paskelbti 2024 metų Ukmergės garbės piliečio vardą ir įteikti regalijas. Vadovaudamasi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų gruodžio 21 dienos sprendimu numeris 7/163 patvirtintais Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais ir atsižvelgdama į Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos siūlymą, Ukmergės rajono savivaldybės taryba nusprendžia suteikti Ukmergės rajono garbės piliečio vardą Vytautui Tutliui už nuopelnus Lietuvos moterų futbolo, socialinės atsakomybės principų diegimą futbole, Lietuvos ir Ukmergės vardo garsinimą. Savivaldybės meras Darius Varnas. Dėkoju. Talentingo savo gyvenimą paskyrusio sportui Vytauto Tutlio dėka stadionuose, sporto aikštelėse, salėse užaugo šimtai vaikų, jaunuolių, merginų. Jo kaip pedagogo asmeninis pavyzdys, sugebėjimas perteikti sporto svarbą žmogaus gyvenimui, lėmė ne vieno auklėtinio pasirinkimą savo gyvenimą susijęti su sportu. Įvertino švietimo, sporto, gyvenamosios vietovės bendruomenių, seniūnijos pasiūlyto kandidato nuopelnus ir indėlį į Ukmergės rajono ir Lietuvos sporto sritį, priimtas sprendimas 2024 metų Ukmergės rajono garbės piliečio vardą suteikti Vytautui Tutliui. Sveikiname!
Gerbiami ukmergiečiai, gerbiami svečiai, aš šiandieną nenoriu iš pradžių vėl pradėti vardyti tuos svečius, kurie atvyko iš kitų miestų ar šalių. Tai parodo, kad iš tikrųjų mūsų šventė yra be galo puiki. Šiandieną jį įgavo naujas tradicijas, būtent jį organizuojama sporto centro stadione. Taip jau susiklostė mano gyvenimo kelias, kad būtent 1976 metais aš atvažiavau gyventi į Ukmergę. Mėly Ukmergės gyventojai, gerbiami šventės svečiai, mielas merė, Seimo nariai, gerbiami merai. Na, kada keli lašai sugadino gerą šventę? Pirmiausia, aš noriu tikrai padėkoti miesto merui, administracijai, jo komandai už sukurtą šią nuostabią šventę. Mes su meru bendraujame ir aš galiu pasakyti, kad tai yra žmogus, kuris patriotiškumu, meilę Ukmergiai užkrečia kiekvieną sutiktą. Ir ta meilė keliauja nuo Ukmergės iki Vilniaus ir net iki Briuselio. O kartu aš noriu padėkoti jums. Man teko čia kelias valandas praleisti šioje šventėje, pabendrauti su jumis. Jūs esat nuostabus savo krašto patriotai. Didžiuokite savo kraštu. Nes mūsų Lietuva yra graži tiek, kiek stiprus kiekvienas jos kraštas, kiekvienas jos miestas. O miestas ar miestelis šventė, jis stipri ir graži tiek, kiek stiprus kiekvienas žmogus. Ačiū jums, gražios šventės, o lietus mūsų tikrai neištirpdys. Ačiū. Per Ukmergę ir Ukmergės kraštą teka viena iš gražiausių mūsų Lietuvos upių Šventoji, kuri mūsų kraštą ir mūsų Ukmergę skiria į dvi pusės. Tačiau mūsų tas dvi pusės jungia gražus, puikus 5 tiltai. Ir aš esu optimistas ir tikiu, kad po 2-3 metų Šventosios krantus sujungs ir 6-asis gražus tiltas per Šventąją. Na, o šiandien šią gražią šventę galim pasidžiaugti mūsų istoriją, mūsų dabartim ir mūsų kūriamą ateitim. Ir kas svarbiausia, kad šitą visą kūrė mūsų nuostabų žmonės. Prašom čia arčiau į scenos vidurį. Ačiū Ukmergės žmonėm už bendrystę. Ir linkiu jum būti optimistais, būti savo krašto ateities statytojais. O nuo Joniškio, nuo Šiaurės Lietuvos širdies žmonių, aš atvežiau gausius aplodismentus, kuriuos paprašysiu čia ir ten esančių žmonių perduoti Ukmergei. Su švente jūs visus. Ir tuoj atneš dar ir dar. Bet Labai graži simboliška dovana. Taip pat neš ir 4. Ir mes juos paleisim su ypatinga žinia. Vienas, 2, 3, 4. Žinot, kodėl vienas tas baltas? Jisai nuskrido iš Širvintos, o mes esam kaimynai, draugaukim. Su gražia švente visus.
Lupstynos pagrindinės mokyklos jaunių choro dainininkai. Choras vienija dainą, muziką ir bendrystę vertinančius mokinius. Choristų dainos yra kiekvienos mokyklinės šventės vieni svarbiausių pasirodymų. Rūta, Ukmergės meno mokyklos muzikos skyriaus jaunių choras Rūta, kaip ir tie maži, skaisčiai geltoni rūbų žiedeliai. Pasitikite Žemyną, Ukmergės kultūros centro moterų choras Žemyna, nepailstančios, energingos, gražios, protingos, dainingos ir žavingos. Kaip lietuvių deivė Žemyna globojant. Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mišrus jaunimo choras. Melanai. Jauni balsingi, perspektyvūs. Taip, trimis žodžiais galime apibūdinti patį naujausią. Kon Moto. Ukmergės dainų šventėje dalyvauja svečiai iš Vievio kultūros centro. Kamerinis choras Kon Moto. Vidurys. Laikūdinas santarvė ir laimė mūsų mylimą miestą Vyturio daina. Sako Ukmergės kultūros centro mišrus choras Vidurys. Kultūros centro mišrus choras Bočiai. Kaip sako patys choristai, nors mūsų smilkiniai ir balti, bet mes širdimi vis jauni. Ukmergės kultūros centro mišrus politinių kalinių ir tremtinių choras Tremtinys. Tai pagyvenusių žmonių, iškentusių tremti Sibiro platybėse kolektyvas. Pagrindinės mokyklos jaunučių grupės riešutėliai pavadinimas atsirado po labai sunkios, lietingos dainų šventės Kaune. Kada žalonos buvo šventomis laikytos vietos, kur visiems buvo gera susiburti. Garbių mokyklos daugiafunkcinio centro jaunučių šokių kolektyvas įgrįžo nugalėtojo. Tik praeitų metų lapkričio mėnesį susikūręs, bet trykštantis noro šokti ir dalyvauti įvairiuose renginiuose kolektyvas. Kaip sako kolektyvo vadovė Zita Nabauskienė, kas mus vienyje ir kas mes tokie esam, nenurimsim, kol nepabūsim šokėjėliai. Ir susibūrė į šokių kolektyvą, netrukus švęsiantį savo veiklos penkmetį. Vadovė Regina Severienė. Vadovė ir siela Daiva Balandienė. Aušrinėje šoka mokytojos ir mokinių mamos. Šokis įstaigos Salantos verslo mokyklos mokytojai susibūrė paruošti muzikinį sveikinimą mokyklai 50-mečio proga. Surasta daugybė koncertų. Su koncertinėmis programomis aplankyti Lietuvos miestai ir užsienio šalys. Šiandien Levendros kolektyvas džiaugiasi turėdamas didžiulį būrį draugų. Susibūrė su dideliu noru ir entuziazmu puoselėti liaudiško sceninio šokio tradicijas. Didelę pagarbą tautiniam kostiumui. Kolektyvas sėkmingai dalyvauja įvairiose šventėse. Suaugusiųjų šokių kolektyvas Rožupė, Rožių upė. Į kolektyvo pavadinimą dalyviai sudėjo ievų ir rožių kvapą. Suaugusiųjų šokių kolektyvas Upeniekį. Pavadinimas atspindi tą vietovę, iš kur yra kolektyvas. Upeniekų kaimą. Teatriniai stebuklai. Neseniai teatras triukšmingai atšventė 30-metį. Įdėmėsi į krašto istoriją. Jautriai ir drąsiai atlieka savardį. Yra atviras, nors kartais gal ir nepatogus. Čia kiekvienas gali išreikšti, o gal net atrasti save. 27 metai bendros kūrybos, polika, šėlsmo, kelionių, atradimų, susitikimų, svajonių ir bičiulystės. Harmonikieriai nariai sako, kai imu harmoniką, ji pati ir groja. Visi žmonės Lietuvoj apie ją dainuoja. Vadovas Vaclovas Butkus. Prie mokyklos šilas ošia, čiulbuonėlių neužgožia. Skamba jų smagi giesmė, neišgirsta Ukmergė. Iki šių dienų kolektyve dainuoja 4 policijos veteranai. Daug koncertuojame, keliaujame, gyvename, tiesiog švenčiame.
visada jauni ir pasiutę. Vaikai, tėveliai, seneliai ir anūkai. Su daina visada. Kolektyvas nuolatinis savo krašto bei respublikinių dainų švenčių dalyvis. Amžiumi ir skaičiumi nuolat besikeičiantis kolektyvas. Jaunieji dainorėliai pamaina Siemanio folkloro kolektyvui. Šią pamainą stropiai puoselėja vadovė Stasė Novikienė. Kolektyvas gyvuoja daugiau nei 20 metų ir ne vieną kartą yra dalyvavęs dainų šventėje. Vadovė Daiva Šermukšnienė. Maironio žodžiai diriguoja Jūratė Martinkutė.